Sveiki, mėlieji. Šiandien sveikinuosi su jumis jau iš savo kiemo. Išėjau pasižiūrėti, ką jau galima rinkti, ką jau galima vartoti maistui, ką jau reikia rinkti vaistažolėm, kaip vaistiniams kažkokiem tai ekstraktams. Tai ką jau esu pasidariusi ir anksčiau įdėjusi į savo puslapį Facebook'e ir Instagram'e, tai mulčiavau šiek tiek jau praeitą šiltą savaitgalį savo serbentus ir tarp jų auga labai gražių laukinių tokių smulkių žemuogyčių pavasarinių, kurios jau irgi leidžia naujus lapelius, bet dar ne intensyviai, tai dar energija šaknyse. Tai prisirinkau žemuogių, šaknų, Fragaria vesca, darysiu tinktūrą. Labai platų spektrą turi poveikių ir labai naudingas augalas apskritai yra. Dabar dar pats laikas būtų žieviauti, tai yra rinkti medžių, kurie jums yra įdomus žieves. Aš asmeniškai jau esu prisirinkusi gluosnio žievės, konkrečiai Salix carpea, tai yra taip pas mus vadinama blindė. Darysiu vėlgi tinktūrą, kuri yra prieš uždegiminę, labai padeda prie visokių artritinių skausmų, turi daug salicilo rūgšties. Žodžiu, toks labai puikus nuskausminantis prieš uždegiminis vaistas. Gluosnio žievė, įvairių rūšių yra gluosnių, tai galima įvairių tų medžių ir pasiieškoti. Eisiu ir jums parodysiu, kaip laikosi tuopos pumpurai, kurie taip pat šiuo metu yra renkami. Aš dar nedistiliavau, bet laukiu tinkamo mėnulio. Kai bus laikas, distiliuosiu spygliuočius, pušis ir kadagį. Bet šiuo metu galima jau tikrai pradėti intensyviai rinkti spygliuočius, tai ir pušų spyglius, ir eglių spyglius, ir kadagių spyglius, daryti fermentuotas arbatas, daryti kokteilius, darytis giras, įvairiausius dalykus galima iš jų daryti. Yra daugiau informacijos, ką daryti receptų mano kurse Laukiniai augalai Gyvatos LT mokymų skiltyje. Galite pasižiūrėti. Bet spygliuočiai šiuo metu yra sukaupę daugiausiai savo aktyviųjų medžiagų, įvairiausių vitaminų, vitamino C, ypatingai didelės dozės yra. Tai yra pats tinkamiausias laikas dabar spygliauti. Šiek tiek vėliau pavasarį galėsim pumpurauti, pumpurus rinkti nuo spygliuočių, bet dabar galima būtent spygliauti ir rinkti spyglius visų valgomų ir naudojamų vaistams visžalių augalų. Na ir apeikim dabar apylinkės mano daržo, ką galim rasti, kaip atpažinti, parodysiu, ir ką galim daryti, kaip naudoti, šiek tiek supažindinsiu jūs. Nespėjau žengti žingsnio ir sutikau jau lendančios našlaitės. Kaip čia pabandysiu jums išryškinti. Manau, kad miške gal dar nerasite, o gal jau rasite, kur jos laukinės auga, bet jau galima lapelius ir žiedelius dėti į salotas. Ir štai va čia šalia auga, matot, kiaulpienė, kuri tarsi čia darže ne vietoje, bet aš labai mėgstu tokias augančias darže ne vietoje, kadangi jas, kai ravi, tai gauni kartu, nereikia eiti ieškoti ir vaistažolių. Tai čia puikiausiai galima jau dabar nėra kartus lapeliai. Dabar pakramtysiu, patvirtinsiu, ar tikrai dar nėra kartus. Tikrai dar nėra labai kartus, labai skanus gaivus lapeliai. Galima dėti į salotas, į kokteilius ir gauti pavasarinio puikaus maisto.
Taip pat dar tikrai galima ir verta kasti ir šaknis kiaulpienių. Kas jau nebeturi nuo rudens arba kas dar neprisikasė, tai dar savaitę kokią, kol dar šalčiai ir kol dar stipriai lapai neauga į viršų, dar galima tų šaknų šiek tiek pasikasti. Na, keliaukim toliau. Na štai, priejau prie... Terute, pasitrauk, prašau. Bėk, išeik. Priejau prie portulakos. Va, matot, portulaką jau puikiausiai galima mažus lapelius, irgi salotas, kaip žalumyną pradėti naudoti. Kaip salotos pakaitalą nereikia nei sėti, nei sodinti. Kažkada seniai buvo pas mus pasėta, pasodinta ir jos pačios auga, atsisėja ir atsisodina. Puikus augalas turėti savo darželėje. Šalia matau žliūgę, bet dar tokia, matot, nu tokia dar vargana, dar jinai nėra. Bet jeigu kur pas ką šilčiau biški, tai žliūgė jau tikrai galėtų būti pakilus. Puikus drėkinantis augalas ir maitinantis pavasarį. Tikrai galit naudoti ir kokteiliuose, ir salotose. Žliūgė netinkama yra džiovinti ar kažką daugiau su ją daryti, praranda daug medžiagų, nes jos medžiagos, va, žliūgė šiek tiek galbūt daugiau čia pakilusi, bet dar žliūgiai truputėlį trūksta, kažkaip portulaką ją šiuo metu yra aplenkusi. Tai štai, žliūgė, kuri dar sunkiai kelia galvelę lauke, puikiausiai jau yra bujojanti mano šiltnamyje. Tai vat, jau žliūgę galima iš tikrųjų naudoti. Vartoti maistui, vartoti kaip atsistatymui pavasarinį augalą, kaip drėkinantį kūną augalą po žiemos išdžiūvusius organizmus, išdžiovintus, pavargusius, atstatantis, drėkinantis augalas. Tai štai, dabar į pavasarinius patiekalus. Na ir štai čia pas mane kiek per daug ir kiek per gausiai, bet jau lenda daržinis builis. Puikus ir prieskonis, ir labai skanus augalas. Kaip prieskonis labai geras skonio gerintojas, tai yra gali E624 pakeisti. Tai yra, kai norim kažką paskaninti ir sukelti apetitą sukeliantis. Tai vat, builį tiek krūminį, tiek daržinį builį galima naudoti. Ir dabar pats tas jį ir į salotas, ir į sriubas, ir į troškinius visur galima dėti. Galima pasisodinti, galima pievose ieškoti, tik tai reikia builį atskirti pagal kvapą, pagal skonį, nes jisai labai panašus yra į kitus augalus ir gali būti, žodžiu, ne visai valgomų augalų grupėje. Tai va, tai žodžiu, krūminis builis tikrai nuostabus, aš iš jo darau ir hidrolatą. Galima dėti tą hidrolatą į mėgstus sriubose, troškiniuose, visur labai puikų skonį duoda. Arba tiesiog paimti ir suvalgyti. Bet jau tikrai galim žalumynų puikiausiai pasirinkti. Na, reikim toliau prie labiau turbūt laukinių augalų. Ir man labiausiai rūpi vienas augalas, kurį eisiu pažiūrėti, ar jau lenda. Štai čia matot, jau lenda taukė, kaulažolė. Čia jos tikrai daug. Jos lapai nėra labai jau valgomi, maistui nenaudojami, bet štai kiek, pažiūrėkit, yra žemuogės lapeliai lendantys. Ir ko aš čia ieškau, štai radau, lenda pirmoji garšva. Garšvą taip pat galima puikiausiai naudoti tiek salotose, tiek kokteiliuose, arba šitą jauną pavasarinę garšvą galima ir džiovinti ir vartoti, ypatingai tiems, kurie turi podagrą ir kitas panašias ligas.
Labai geras augalėlis ir labai gerai garšva dera su kartu dažnai mėgstančia augti dilgėle. Santykyje, kai reikia išbalansuoti savybę, kuri turi poveikį spaudimui. Nes dilgėlė spaudimą kelia, o garšva spaudimą mažina. Tai va šitą duetą naudojant kartu galima tie, kas turi šiek tiek paaukštintą kraujo spaudimą, su garšva šiek tiek pamažinti. Dabar einu ieškoti dilgėlių, jos jau tikrai pirmosios yra pakilę. Štai čia vat irgi matot, garšvos lenda, dar mažutės, bet jau tikrai pirmi natūralūs laukiniai vitaminai yra ir jau galima juos vartoti. Ir štai mano draugė dilgėlė. Matot, va, dilgėlės jau irgi galima rinkti ir galima jas vartoti. Maistą, kaip vaistą, kaip kraujo gerintoją, kaip valytojo kraujo prieš uždegiminę, labai daug vitaminų ir mineralų turinti dilgėlė. Štai, na, einam toliau. Žiūrėkit, ką priėjau. Kyla pirmieji kibiolipiko lapeliai. Limfai pravalyti. Įvairiausia mados ligom labai geras augalas. Aš jo dar turiu sulčių nuo praeitų metų. Labai mėgstu šitą formą, šito augalo vartoti. Tai va štai, bet galima šitos jaunus dar visai nekimbančius iš tikrųjų ir nedirginančius gleivinės lapelius irgi skinti ir dėti į savo pavasarinės salotas. O dabar lendu ir ieškau, kur auga nuostabusis pavasarinis augalas. Štai jis pradeda lysti. Tai yra meškinis česnakas. Pas mane jis visada išlenda šiek tiek vėliau negu kad miške. Tai įtarčiau, kad po savaitės jau važiuosiu į mišką rinkti meškinio česnako. Nuostabiojo pavasarinio augalo, kurį tik atsibudę meškos ieško. Tam, kad suvalgę atstatytų savo organizmą, išvalytų ir pakeltų savo metabolinę visą sistemą, darbui užvestų tarsi. Tai štai, kam yra įdomu, meškinis česnakas, galite man parašyti, galėsim padaryti rinkimo kelionę į mišką, žoliavimo, pavasarinių augalų rinkimo kelionę. Tai pasidalinkite savo įspūdžiais ir savo augalais, ką jūs vartojate pavasarį. Ir kam įdomu susitikti ir pažoliauti pavasarį, parašykit man taip pat. Šiam kartui tiek. Iki.